Sveiki, mėlyje, štai ir laikau jau rankose savo 8 knygą Nuodėminga meilė. Tai knyga apie moters vardu Sandra Meilė. Ta moteris yra iš Rygos, kuri sutiko gražų anglų vyrą, ištekėjo už jo ir išvyko gyventi į Angliją. Šitoje knygoje aprašau aš nuotykius, kurie vyko čia Anglijoje. Taip pat ji vykdavo į komandiruotę su savo vyru į Pietų Afriką, į Vokietiją. Taip pat įvairių nuotykių dėl visokių nesusipratimų. Tai ir juokinga, ir įdomu, ir galbūt ir pamokančiai. Grįžusi namo, ji nusprendė mokytis koledže, ji ten sutiko gražų arabų kilmės vyrą ir meilė atėjo jo širdį. Širdis šaukė, taip, mylėk, protas stabdė, stok, ką darai, tu ištekėjusi, o Dieve, ką daryti, ar tai yra nuodėmė?